Vidiškių pagrindinė mokykla išskirtinė yra tuom, kad ištisus dešimtmečius labai daug dėmesio skyrė edukacinių aplinkų, žaliųjų erdvių kūrimui, sodų ir gėlynų puoselėjimui. Kad įvairovė didžiulė, tai turime tokią galimybę, nes unikali mokykla tuom, kad turi didžiulę teritoriją, 4 hektarus aplinkos, na ir todėl galime turėti ir linksmąjį sodą, ir jaunystės sodą, ir sporto bazę, ir poilsio, edukacinės erdvės, na ir be abejo daug ir įvairių gėlynų. Baigę mokyklą, 10-okai išeina, dovanoja mokyklai augalą. Kiekvienais metais kažkas kažką pasodina. Čia jeigu taip analizuoti, tai kiekvienas krūmelis, kiekvienas medelis turi autorių. Kiekvienais metais mes turime naują idėją, naują temą ir šių metų mūsų idėja buvo per akciją darom. Visos klasės sodino gėlynuose hortenzijas. Ir kiekvienais metais gimsta nauja mintis, naujas noras ir nauja idėja. Kitą pavasarį planuojame pasodinti aviečių lysvę. Galime pasidžiaugti, kad mes turime įvairių edukacijų. Pavyzdžiui, kaip edukacija, kas gyvena bičių avilyje ir iš kurgi stiklainėje atsiranda medutis. Tam, kad šitas šilauogynas atsirastų, mokiniai labai iš ankstaus pavasario domėjosi, kokių sąlygų reikia šilauogėms auginti, pasiruošė dirvožemį, pasirinko reikiamų priemonių, na ir sėkmingai pasodino šilauogių alėją. Šiuo atveju mūsų mokyklos mokiniai apie sodą, apie sodininkystę, apie augalus čia augančius turi visą platų supratimą. Mūsų projektas davė atgarsį ir žmonės pradėjo domėtis ir norėti, kaimo žmonės ne visi naudojasi internetu ir kompiuteriu ir jie nori tos informacijos, tai kaipgi tinkamai pasirinkti vynmedį, kaip jį pasodinti, kaip jį auginti, kaip pasodinti ir kaip prižiūrėti šilauogės. Tai mes padarėme lauko stendus, į kuriuos ateina bendruomenės nariai, skaito, domisi ir gauna tą informaciją, kaip auginti ir veisti sodą. Šiaip Kauno Vaišvydos mokykloje yra 2 hektarai žemės ir mes visada kiekvienais metais sodiname medelius. Sodintas yra pagražinti šitą mūsų kampelį magnolijos, kur tėvų komitetas nupirko ir pasodino. Štai šitie medeliai, sakuros, taip pat eglučių pasodiname, įvairūs dekoratyviniai medžiai, kurie matote čia. Visą pasodiname patys savo rankomis, vaikų rankomis, darbuotojų rankomis ir tikrai to mes džiaugiamės. Graži, puikiai gamta. Mūsų mokykla, kadangi turim pilną obuolių, šiaip yra dar ten serbentų, slyvų, kriaušių bei dar šiaip turim ir graikinių riešutų. Tai pas mumis mokykla labai pilna yra tokių vaisių, kur gali ateiti per pamoką, per pertrauką, gali nusiskinti ir pavalgyti. Mokyklos patalpose turime įrengtą gyvūnėlių kambarį. Labai džiaugiamės turėdami šią erdvę. Mums labai padėjo įstaigos tėveliai ir remonto darbais, ir gyvūnėlius dovanojo ir visada padeda mums pašaro aprūpinti juos. Šitų gyvūnėlių vardai yra vaikų išrinkti ir vaikučiai pakaitomis grupės rūpinasi švara ir tvarka. Tai yra toks, atokvėpio vieta ir džiaugsmo kampelis mūsų įstaigoje. Mes esame prie mūsų vaistinėlės. Turim prieskonių parduotuvę, nes galim nusiskinti mėtą ar dar ten kažkokius kitus, iš kurių arbatą viriam. Ir galim įsivirti arbatą, o nusipirkti tai nemokamai galime. Mes prižiūrim, nešam laistyti, kad augtų augaliukai. Šitas daržoves sodino mūsų mokyklos mokiniai su mokytojomis. Ir šiltnamį esame įsirengę iš kokybės krepšelio projekto. Labai didžiuojamės ir džiaugiamės, vaikai gali eksperimentuoti. Tarkime, čia yra vokiečių kalba parašyta ir augins produktus, augins daržovės vokiškoms salotoms. Mokiniams yra unikali galimybė susipažinti su daržininkystės pradmenimis.